Sveiki. Prisiminus mano beveik 30-uosius gyvenimą Vilniuje, kada man buvo 27 metai, kuomet mes grįžome iš Londono, tai prisiminimai mane nuvedė į saloną, kuriame aš dirbau. Ir tame salonas buvo Švitrigailos ir Kauno sankryžoje. Ir, jis toks be pavadinimo kirpykla. Aš dirbau pas Rasitą ir Darių. Dariui turbūt buvo tuo metu 34, Rasitai 32, o man 27. Įdomi patirtis toje kirpykloje, tame salone. Tai buvo 2 grupės merginų. Tai prieš tai savininkai turėjo, Darius ir Rasita turėjo padėvėtus rūbus, o po to sugalvojo padaryti kirpyklas. Ir man tai buvo labai netoli namų ir tiesiog mane labai mielai sutiko Sandra Javaitytė, tai aš turbūt jos dėka atėjau pas jūs dirbti, nes labai buvo maloni ir sako, ateik čia, pakalbėsiu su savininkais, sakau, gerai. Ir po to mes su Sandra labai susidraugavom ir kartais mus klientai maišydavo. Ir tai buvo viena grupė vyrų salė ir po to buvo moterų, tokia bendroji salė. Tai mes daugiau tų darbų darėm, ir vyriškus, ir moteriškus, daugiau toks saloninis darbas. Tai norėjau pakviesti štai savininkus ir visas merginas. Ką aš atsimenu, tai aišku, kas be ko. Sandra Javaitytė ir Larisa Lukaševičienė, su kuria iki šiol bendraujam, daugiau mažiau. Po to Oksana, ji rusakalbė, tai visada iš manęs juokėsi, kaip aš juokingai kalbu rusiškai. Sako, davai na ruskam. Ir juokėsi iš manęs, mes laužydavo mane, tai aš turėjau mokytis rusų kalbos. Tai ačiū tau labai, Oksana, bet ji puikiai ir lietuviškai kalba. Toliau, kas ten dar buvo? Vilija, kuri tuo metu buvo studentė ir tuo pačiu, neatsimenu, ką studijavo, bet tuo pačiu metu dirbo su mumis, gyveno su vaikinu. Tuo metu tada buvo Giedrė, kuri viena augino mergaitę, tikrai labai sunkiai, jos kasdienybė buvo tikrai, tas gyvenimas nelengvas. Ir paskui dar tokia viena mergina, kuri rusakalbė irgi, bet neatsimenu jos vardo, mes ėjom pas ją į namus. Kai aš galvojau, kad aš pirksiu butą Vilniuje, tai aš ėjau pažiūrėti, kaip tame rajone, kokie ten yra išplanavimai šituose namuose. Bet šuniukus 2 turėjo tokius didelius, tai aš neatsimenu niekaip jos vardo. Tai buvo toks, žinau, kad mes buvom 7, nežinau, ar visas prisimenu, gal dar čia kažkurios trūksta, atsiprašau. Ir labai įdomu buvo, kai buvo gimtadieniai, tokia sena tarybinių laikų tradicija, reikėjo pripirkti 2 dėžes gėrimų. Abiems salonams tai buvo ten apie 2, 5, 7, 7, 14, maždaug 15 žmonių, plus minus. Ir reikėjo 2 dėžes nupirkti gėrimų ir buvo maisto ir buvo tokie gimtadieniai. Ir aš galvoju, kam tokie gimtadieniai, kam jie tokie reikalingi, aš nesupratau. Man tiesiog tai buvo kažkoks nesusipratimas, o po to supratau. Žodžiu, prigirdydavo tas merginas Darius ir po to traukdavo visą informaciją apie jas, su kuo jas gyvena ir visus intimius dalykus, o jos atsipalaidavusios viską išpasakodavo. Tai buvo, baisu iš tikrųjų, tie vakarėliai tokie, tie gimtadieniai. Tai po to buvo dar toks prisiminus, toks konfliktas su Darium ir Rasitas, su manim, bet aš labai puikiai apgyniau savo poziciją.
Ir vėlgi dėl to pačiais gimtadienio, nes čia reikia ir būtina gerti ir taip toliau. Ir sakau, aš norėjau eiti namo ir sakau, merginos išsipilsto, mes tą šampaną, kas baiginėjo darbus dar su klientais, o mes ten tam kambarėlį ir ten be 5, 8, 8 užsidaro, įeina Rasitą sudarėm ir ten konfliktas didžiausias, aš jau ten bandau ginti, man kažkas už nugaros tampo, sako, Beata, tylėk, o aš negalėjau tylėti, aš išsakiau, sakau, mes čia nekalėjime, o antra, tai aš čia, sakau, neprivalau gerti ir čia tos tokios kažkokios iš vienos pusės pila, iš kitos pusės baudžia. Žodžiu, Dariui ir Rasitai didžiausi linkėjimai, aš nepykstu, tiesiog prisiminimai. Aplankė mane, apie jūs irgi, kad nepamiršti savo sutiktų žmonių. Iš vienos pusės jūs man davėte duoną, aš uždirbau ir atsimenu po to, kai apgyniau savo tą poziciją, sako, šitam salone niekas daugiau nenori dirbti, matau, kai tik tai Beata, nes aš tikrai labai daug dirbau, bet labai mažai uždirbdavau, labai mažai. Neatsimenu tiksliai ten tų procentų, kiek ten man mokėjo, bet tikrai labai mažai oriau, tikrai labai daug. Visą save atiduodavau, tai va, ir kažin ar verta. Tai noriu ir jūs pakviesti, nes bosų era baigėsi, atėjo lyderių era ir aš kviečiu jūs tapti lyderiais. Ateiti patiems, atsivesti visas šitas merginas, jeigu jos ir nebedirba, ir nebėra pas jūs, aš net nežinau, ar egzistuoja jūsų šitas kirpiklėlės, tie salonai. Ir tai kviečiu jūs prisijungti į mūsų Alliansum projektą, nes į tokią susivienimo šventę. Nes jeigu jūsų nebus, tai nukentėsite patys. Tai va, ir ten bus daug labai gerų dalykų, labai daug išmoksime visokiausių, mokysimės patys ir išmokysime žmonės visokių dalykų, kaip pasiekti savo tikslus, kaip būti moterimi, eiti savo keliu, savo sielos keliu, nes tas yra pats svarbiausia. Ir laukiu jūsų visų, labai įdomu bus pabendrauti, susitikti ir padarysim susitikimą. Atvažiuosim su Jevgenijum, o jeigu manęs nebus, tai Jevgenijus jau viską darys. Tai va, ir iki malonaus. Tai ką daryti, kaip visada. Piešti savo saulę, skambinti tais telefonais nurodytais ir lauksime Alliansum. Ir kai tik jūs prisiregistruosite ir jūs su visom merginom, visos paminėtos, Sandrutė Javaitytė, atsimenu, išvažiavo, mes kartu važiavome, jie atskrido pas mane į Londoną, kurį laiką pabuvo su manim, o po to išsikėlė į kitą vietą gyventi, o po to išvyko ten kažkur į Airiją ir kiek žinau, augina dvynukus berniukus, ištekėjo už, man atrodo, airio. Ar škoto, nebeatsimenu, žinau, kad jo, ne tam esmė. Tai va, ir Sandrutės laukiame, visų, Larisos, Vilijos, Oksanos ir dar tos merginos, kurios neatsimenu vardo. Lena, va, Lenačka, Lenačka į Tibė privet. Va, ir visos labai praturtėsite, nes pats Vilniaus kraštas jau kažkaip atrodo, kad nebepriklauso Lietuvai. Labai įdomus atsakymai ateina. Tai lauksiu jūsų visų, skambinkite šitais telefonais ir iki malonaus. Su meile. Iki.